buvo įrašytas Tauro klubo gynėjai Egidijui Dusevičiui. Ir gal 10-15 molį dešinį pusiau kraštą. Pasižaidimas galvomis, o yra laisvas junioras. O galbūt čia ne to trenerio patarimai, kita patarimai žlugai reikia gintis. Tokia pozicija komplektavo labai stiprią sudėtį, bet stiprią sudėtį sukomplektavo ir Robins Tauras. Perdavimas link baudos aikštelės ir štai ko gero pavojingiausias. Vienu lėtimu, puikus atsidengimas, palieka vartus su Sidas Mačaitis. Oi, kaip pavojinga ir viskas čia dar nesibaigia, kur kamuolys. Kamuolys vos kameros savo super kontroliavo. Tas momentas turbūt smūgį. Vienu lėtimu, 3-3 ir Žunioras kairę koją smūgiuoja. Taip jau ten pernelyg užtikrint. Blokas be pražangos. Dovgi. Jo perdavimas. Ko nekeičia savo žaidimo sumanimuose. Kitokie epizodai antrajame kėlinyje ir apsisukti su kamuoliu pavyko. Ir smūgis. Ir įvartis. Kuris buvo paslėptas. Jos visas dabar išsiverčia. Ir reikia pagalvoti, iš kur čia tų įvarčių paieškoti. Turėtų. Milono čia gali surasti įvartį antrąjį Tauras. Išsikarta kamuoliu Žunioras. Ir kaip čia Tauragėje 1-0 nugali Jonavos Bivon komanda. Vienintelis įvartis krito artėjant prie pabaigos pirmajam kėliniui. Jo autoriumi tapo Rydas Gramba. Tai buvo smūgis iš